Gegužės 20 dieną baigėsi didžiausios šiais metais Baltijos regione tarptautinės specialiųjų operacijų pajėgų pratybos Liepsnojantis kalavijas 2016, kurių metu Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų kariai kartu su sąjungininkais treniravosi kovoti hibridinio ir visapusiško karo sąlygomis. Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų surengtose mokymuose vykdyti operacijas įvairiose karo etapuose kartu su lietuviais 3 savaitės treniravosi Danijos, Gruzijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Jungtinės karalystės, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Švedijos ir Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų kariai. Pratybos vyko pagal kolektyvinės gynybos scenarijų parengtą atsižvelgus į pastarųjų metų geopolitinius pokyčius regione. Didelę patirtį tarptautinėse operacijose įgyja Lietuvos ir kitų šalių specialiųjų operacijų pajėgų kariai, dalinosi žiniomis ir treniravosi vykdyti specialiąją žvalgybą, įvairių objektų šturmo veiksmus, kaip išlaisvinti įkaitus, neutralizuoti priešiškų jėgų įtakos agentus, vadovavimo ir valdymo centrus, priešišką propagandą ir kitus svarbius priešo objektus. Didelis dėmesys buvo skiriamas informacinėms operacijoms. Pratybose, kurios taip pat vyko ir Raseinių apylinkėse, dalyvavo ir kitų Lietuvos kariuomenės pajėgų padaliniai ir atstovai. Į užduotis buvo įtraukti sausumos pajėgų, karinių oro pajėgų, mokymo ir doktrinų valdybos, logistikos pajėgų kariai, taip pat Šaulių sąjungos atstovai. Mokymuose didelis dėmesys skirtas tarp instituciniam bendradarbiavimui. ARO, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Policijos departamento, priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai dalyvavo pratybų planavime, sprendė organizacinius klausimus, o taip pat teikė paramą specialiųjų operacijų pajėgų padaliniams, dalyvavo vykdant užduotis. Pratybos vyko visoje Lietuvoje, taip pat ir Raseinių rajone bei Latvijos teritorijoje.